Naują dieną. Varau į turistinį objektą, su Teslam kol kas apsižiūrėjau, ką įmanoma. Laukiu dar poros. Turgui buvau. Jefkiu irgi kol kas dar neplanuoju žiūrėti, bet yra galvoju. Tai kol kas važiuoju iki turistinio objekto, gal prasivalysiu galvą, pasivaikščiosiu, pasižiūrėsiu. Atvažiavau į pirmą turistinę vietą, prie kažkokio krioklio ten va tam kalne. Iškart matos, kad turistai, dar turistų praktiškai nemačiau daug. 5 dieną kaip čia esu realiai, skaitykim. Ir pirmą kartą atvažiavau, nes tik pramoniniam rajone gyvenau. Net turistų nemačiau. Ir čia matau vien turistai, visi gražiai apsirengę, šviesiais veidais. Kaip priklauso žodžiu. Kol užlipau čia į kalną, dar jokios kitos kalbos negirdėjau, tik rusiškai. Panašu, kad vien ruseliai turistai. Ahuja, rusas ant ruso. Sakau, vien rusai. Tokia švarė, tikrai rusų kalba šneka. Tai tikriausiai jie čia mėgsta važinėti. Toks parkelis, sumokėjau €1.20, kad jį papult. O visas žemėlapis. Mes va čia randamės, o aš iki to krioklio. Upelis va bėga, labai gražus mano mėgstamas gamtos vaizdas. Šiaip kiniečių mažai, galvojau, bus daug kiniečių, bet kiniečių praktiškai iš viso kas nėra. Paprastai šituose kraštuose jau visur būna kaip pilna. Čia dar žuvų turėtų būti, bet nematau, labai dumblinas vanduo. Nu va, krioklys. Senai kada mačiau gyvenime. Smagu prisiminti, visai nemažas, gražus. Reikia pažiūrėti, gal geresnis kampas bus. Ant to tilto jau čia galima užlipti. Biškį padusau, bet užlipau. Žinoma, miestas matos. Tbilisis. Visai nieko, ši vieta. Viena arti miesto. Praktiškai mieste. Ir gražu. Nežinau, pasivaikščiojau. Man visai patiko. Graži vieta tikrai, patogi. Praktiškai mieste. Labai gražu apžiūrėti, atvažiuoti. Pigu. Derinos dabar jau klausimus su viena mašina. Jau kalbam apie pirkimą dėl kainos. Jeigu susiderinsiu, tai yra šansų, kad jau gal šiandien arba rytoj jau važiuosiu nusipirkti. Tos, kurios buvo apžiūrėti. Derinamės kainą ir žiūrim. Dabar einu kažkur prisėst. Einu pro šoną, nežinau, man juokingai pasirodė, kad pardavinėja chinkalius ir sušius tam pačiam restorane. Čia yra mano pats mylimiausias gruziniškas patiekalas, adžeriškas tas chačiapūris. Žiaurus patiekalas. Dar tokią barę tai nemačiau, ten pardavinėja gėlės, kad galėtum nusifotkinti su jom. Nebloga verslo idėja. Važiuoju iki vienos tos Teslos, kur apžiūrėjau prieš porą dienų. Panašu, kad kirsiu rankom su tais veikėjais. Paduodu $100 užstatą jiem ir rytoj nuo ryto važiuojam persidaryti dokumentus į mano vardą. Panašu, kad bus įsigyta Tesla jau. Pažiūrėsim, kaip tai atrodys. Tai va, yra šansų, kad va šitą Teslą pirksiu. O taip netrodo. Čia va šitoj vietoje buvo gavus smūgį. Toks smūgis, ten labiau nubrozinimas, jeigu nepamiršiu, kelsiu nuotraukų iš aukciono Amerikos. Šiaip gyva, 100 štukų ridos tik tai kilometrų. Viskas su ja tvarkoje, važiuoja gerai, baterija sveika. 4 varoma, dual motoras. Tai tvarkinga, faina, čiulni mašinytė, sakyčiau. Kiek man teka. Čia stovi kolegė, biški tokia baisesnė. Matas irgi pravažiavus, dar spalvos nesueina, vadinasi, šis smūgis buvo gautas. Bamperis sparnas dar nenudažyti. Čia va, matas irgi, šitą vietą net lankstyta. Nu, bet ne vieta, žodžiu, mes apie šitą. Tai va, dabar laukiu žmogaus, susiderinsim dar pinigų klausimą. Nu ir tikiuosi rytoj važiuoti su juo. Nu, sutarėm su Tesla, rytoj 9 ryto atvažiuoja, jie mane paims ir važiuojam darytis naujų dokumentų mano vardu. Gulėjau jau kambarį. Vienas į Facebooką žiūriu, skambina kažkas. Žiūri nematytą žmogų. Sako, senė lietuviškai. Sako, aš Tbilisį, varam susitikti. Dabar jau vėlyva naktis, nu kai vėlyva, 11-12 valandą. Sako, varam susitikti. Sako, pizdu, aš visą laiką pasirašau viskam. Sako, atvarysiu su kokiu boltu, ką mes čia galvoju veiksim. O pasirodo, nifiga. Atvarė, davė mano raktelius ir atvarė su kokią mašiną. Su X-u. Nauju, M-kiniu, tvarkingu X-u. Davė žodžiu mano raktelius, sako, varom pasivažinėsim. Tai va taip, va tokie pas mane žiūrovai, varam dabar prasilėksim su šituo X-u pro naktinį Tbilisį, pasižiūrėsim kaip čia atrodo. Sako, tvarkingai mašiną, nepatikės. Tai va, mašina atsirakina, važiuoja nerealiai, jau teka pravažiuoti, atsisėsiu už vairo. Nu žodžiu, pučia tai nesvietiškai, su nieko geresnė esu dar nevažiavęs. Mašina žodžiu nereali. Naparnikas Džimis mano dingo, kažkur dingo mieste, palika mane su X-u. Nesusiskambinu, nesusirašau, neaišku ką daryti. Ar likt
ar važiuot namo, žodžiu, niekur netrašo. Čia ar žinait, ką daryti dabar su juo. Žodžiu, Jimis pripirko rožių, sakam, varam dalinti mergom rožių. Pidaram neduosiu. Pidaram sakė neduos, bet gražiom mergom varam rožių dalinti. Žodžiu, baliavojam čia su vietiniais rusais jau paryčiai iš Vladivostoką. Ten, kur aš buvau. Vladivostoką, grinas Vladivoskietis. Vladivoskietis. A dabar sunku paaiškinti, kur mes čia randamės. Москва, Never sleep. Да. Москва, небо. Мы камеру перевернули на нас, да, Да, получается? сейчас нам снимает. А я не вижу. Ну. Короче. Здесь можно я тебе договорю просто вот, почему я тебя понял? Блин, мне нравится. Короче, эта штука. У меня очень учительница, она устала говорить. Šiandien jau namo tikriausiai nebegrįšiu. Už 4 valandų sutariau, kad atvažiuoja manęs paimti Teslos pardavėjai. Varysim, žodžiu, liekam miegoti šiandien centre. O tada jie mane šiandien paima ir važiuojam už 4 valandų realiai ir per pietus pirkti tos Teslos su jais derintis galutinai. Nu ką, atvarėm į banką, persivės pinigų su jais ir su kirs rankam galutinai važiuojam persirašyti dokumentų ir stovi. Naujutelaitė Tesla, nu kaip, ne visai nauja. 20 metų tai ganėtinai nauja. Pasižiūrėsim kaip lėks. Psio, važiuojam persirašyti mašiną. Dar pasikvietė vietinį iš tie gruzinai į Vakarmatę žmonės, sakė, ir jiem rytoj vestuvės, tai jie rytoj dar pardavė Teslą, tai mane dar ir vestuvės pakvietė. Sakė, porą dienų kaip nori, porą dienų kaip nieko, atvaryk, žodžiu, pabaliavosim. Nu, va, psio, persirašiau, atsivariau pas save prie viešbučio. Dabar trumpai papasakosiu apie visą procesą, kaip čia kas vyksta. Va čia yra mašinos visas dokumentas, čia yra techpasas ir visi mašinos žodžiu duomenys. Kai mes turim Lietuvoje tą žalę, tai jie turi tokią kartelę. Tai jie visą perdarė į mano vardą ir dabar turi tokią. Tai tokį gauni kaip nusipirki šiandien mašiną. O techas jis yra internete. Tiesiog įsivedė mašinos VIN kodą ar numerį ir išmeta kiek techo yra likę. Tai čia visai šviežias 2 metų techas. Taip pat kaip pas mus jam eina irgi 2 metų techai. O dėl draudimo, kadangi vis tiek visi klaus tikriausiai, tai draudimo, jie sakė, čia šis niekas neperka, sakė, čia pas mus anksčiau ir techo, nebūdavo, tai ne techo nepirdavom. Net nereikėdavo. Nu dabar jis sako, draudimą tik tokie jau labai atsargus perka. Šiaip sakė, draudimą niekas neperka. Jis taip suotų tikrai nėra privaloma čia pas juos. Sėdžiu Tesla jau, dabar buvo 3 planai. Planavau važiuoti į gruzinų vestuvės, atšaukė vestuvės. Važiuoti su Jimiu iki Batumio, variantas, arba važiuoti tiesiai į Rusiją. Tai dabar renkuosi tarp tų 2 variantų. Pagalvosiu kažką ir kažkurį pasirinksiu. Nežinau, ar girdi džiaurus vėjas. Važiuoju, žodžiu, iki Rusijos. Nusprendžiau iki Vladikaukazo 205 km. Reikia, sakau, nueit pasižiūrėti, kaip čia atrodo. Nežinau, kiek matos, bet labai keistas ežeras. Jos spalva tokia per kamerą, nežinau, persidoda, bet tokia žalsva. Tokia žalia, sakyčiau net. Ir ežeras, kaip matau, kad yra bangos. Daužas, matau, krenta labai keistas ežeras. Niekur neskubu, tai savo galiu sustoti, leisti pasigražėti vaizdais Gruzijos. Pakeliui sustoju, pasėdžiu, pasivaikštau. Šuniukų mažų pilna paliktų, neaišku, čia jie gyvena, negyvena, bet panašu, kad naujai atvesti. Žodžiu, vaizdeliai tai pribloškiantys. Pirmas niuansas, neslėpsiu biškį jau 3 telėjau, kaip sako, nes atvažiavau pasikrautą čia Porsche pasikrojimas stotis. Ir man štiengali kol kas bent jau netinka, arba aš nesuprantu. Bet nepanašu, kad jie man tiktų, toliau žiūrėt, gal čia kažkas dar yra šitą miestelį. Nes man nuvažiuoti, turiu 105 km range'as rodo, bet man dar muitinės stovėt. Ir iki Vladikavkazo dar 8 km. Kaip ir skamba gerai, bet kalnuose strikt nenorėčiau. Būtų labai gerai šiandien pasikrauti prieš muitinę pilną baką. Užlipau peškom 2 km, nes nebenori mašinos baterijas naudoti, nes bijau, kad įsikraus. Tai kaip ir atsinešiau adapterį, man atrodo, kad turėtų pakrauti. Dabar einu atgal, o ten apačion šituo keliu pasiėmu mašiną ir atvažiuoju čia. Meldžiuos, kad tiktų. Kaip man tėvas pasakytų, gyvenimas pavyko. Kraunas, pradėjo krautis, pasikrausiu ir jaučiu mėgosiu šiandien čianais. Tik bijau, kad čia kaina mane išgąsdinti gali, bet... Arba čianais yra mašinai. 105 € pigiausias kambarys, tai arba mėgosiu mašinai, arba važiuosiu kažkur toliau ieškoti, kur pamėgoti pasikrovęs. O ten priekį tą kaimelį einu ieškoti, ten jaučiu viešbučių turėtų būti. Gal atrasiu kažką pigiau, ne tai teks mašinai pasnausti. Ne pirmą kartą, kaip sakant. Už 20 €, tikrai neprastesnį kambarį gavau. 3 kartus beveik pigiau. Ir dar su tokiu vaizdeliu. Naujas rytas, 8:30 ryto. Žodžiu, čia fūras hujerina visą naktį. Nėra, kad labai skundžiasi, bet tiesiog triukšmas buvo nemažas. Žodžiu, čia tikras statybas kažkaip vyksta. Fūras tai visą naktį vynioja ir šalta, jau sėdžiu su megztiniu. Naktį pagaliau buvo šalta, nes Tbilisi buvo taip karšta, kad neįmanoma miegoti, o dabar pagaliau buvo šalta, tai ačiū Dievui.
Žodžiu, važiuojam iki Vyninės Stalino. Be mikrofono filmuoju šitą, nes kažkur padėjau gale, bet tokiu tuneliu čia važiuoju kalnuos, kad jop, tvai mat. Nieko nesmato beveik, bet ten gale matas tunelė. Šviesa tunelio gale pagaliau matas. Ir kelias čia pizdėts. Šio, pagaliau baigęs šitas tunelis, čia su furų autobusai šitais prasilenkia. Va taip atrodo vaizdelis, 3 km aukštis. Pagal Google Maps'ą kažkur, žodžiu, ne pats lengviausias kelias, bet ir nėra labai sunkus, sakyčiau, vidutinis toks. Atvažiavau. Čia vidury kalnų toks kaimelis ir vienuolynas, tas monasterija, Stalino mėgstamiausią vyną čia gamino, einam pasižiūrėti, gal kažkas duos kažką paragauti. Ir čia jau visai prie pat Rusijos sieną. Tiksliai nežinau, uždėsiu čia nuotrauką, jums turėtų matytis, tai kokių 10-15 km iki sienos, nemanau, kad daugiau bus. Gaila, negalima ten viduje filmuoti. Tik įstraukiau kamerą, praktiškai deportavo mane iš šalies, žodžiu, nelabai jam patiko. Davė duonos gabaliuką, pašventino vandeniu ir vyno stapariką tokį. Vynas tai kaip vynas, nežinau. Iš manęs menkas specialistas, bet ten tokį eilė stoja, pastovėjau tą eilė, ten maždaug patapšnoja vandenį maždaug kaip per krikštą ir viso, sako, keliau. Tada duoda vandens ir vynelę. Nu, vynelę šotą paragavau, pasivaikščiojau, nieko čia daugiau nepribursiu. Daug vyno pridegustuoti negaliu, kadangi pats vairuoju, tai jau čia reikia tęsti kelionę, jau tuoj bus siena. Vėl mikrofoną, bet va tarp tokių kalnų muitinė, žinokit. Net muitinė mane lenkia, pizdiečiai visi skuba kažkur blekia, bėga. Gyvenimą žodžiu verda. Dar pačioj muitinėj tunelis padarytas. Žodžiu, čia rimta muitinė. Nu, jau ilgokai čia sėdžiu, bet tokia eilė jau nemažai, 1,5 valandos gal sėdžiu, o va ten va kur tolumoje, kur mėlyna, va ten Rusija jau, Rusijos pasienis. Ima grupė, dahoja mašinų, dafiga, žiauriai daug mašinų eiliai, bet gan greitai judam, jau 1,5 valandos, bet paėdėm kokią 100 metrų, tai nu daug, tikrai daug. Šiaip gyvenime nemažai skirtingų muitinių esu pravažiavęs, bet čia tai tikriausiai pati įspūdingiausia, kokio galima tik būtų būti. Tokie vaizdai, čia dar upelis teka, o čia tokie kalnai, kad, žodžiu, pasaka, tokia galima stovėti ir stovėti būtų. Pypsi čia viskas. Žodžiu, nuostabi mano šitą dieną atėjo į pabaigą. 8 valandą vakaro, 10 valandų prastovėjau, nemažai, 5 valandas ant rengeno, 3 valandas uždarytas praklausinėjo mane, žodžiu. Nu, žodžiu, žanro klasika, greičiai niekada nepravažiuosim. 8 valandą vakarą varau iki Vladivkaukazo, pasikraunu gal mašiną ir važiuoju dar biškį per naktį gal iki Petigoroksko, kažkas tokio, žodžiu, biškį toks irgi miestas didesnis, kur bus galima per naktį bent jau pasikrauti. Nežinau kaip čia gausis, bet tikėjausi greičiau pravažiuoti, bet yra kaip yra. Vidury kalnų pardavinėja draudimą. Pirmą kartą Rusijoje pirksiu draudimą. Niekada gyvenime nesupirkęs Rusijoje draudimą mašinai. Jokio šis draudimo nesupirkęs, nei sveikatos, nieko. Pirmą kartą nusipirksiu, pažiūrėsiu kiek kainuoja. Gal labai brangus, gal net ir nepirksiu. Aš sakau, niekada nesupirkęs, mano chlamam niekada nereikėtų draudimą, tai nesuku už galvos. Buvau sutikęs šitą moterį. Šitai moteriai vertėjavau. Žiūriu važiuojant iš šalia kelio, aš jai vertėjavau, nes nu čia ant sienos Rusijos aišku angliškai niekas nešneka. Tai aš žinau, kad angliškai šneka, nu jau biškį pavertėjauti. Iš Moldovos važiuoju į Mongoliją. Viena moteris su motociklu. Nežinau, aš net neišdrįčiau taip tikriausia, dar su motociklu. Bet jai sakė, per visą vasarą sakė, var nuvažiuosiu ramiai. Tai visai įdomu. Karočią, nuostabi nauja bėda. Dėl karo visų dronų, huinių šitų neveikia navigacija iš vis. Aš neįsivaizduoju, kur važiuoti, aš gaudaus pagal atsidarau žemėlapį ir žiūriu pagal kažkokius objektus, nes kitaip tai neįmanoma suprast, kur tu randies. Tai dabar kažkaip taip reikia atsirast, kur pasikrauti. Žodžiu, bus čia smagu važinėti, aš jau matau. Jeigu visoje Rusijoje bus taip, tai man šakės. O realis pasaka irgi lyja. Dabar jeigu bent kažkiek moku naudotis navigaciją ir žemėlapių, tai iki žiedo turėčiau važiuoti tiesiai dabar ir ant žiedo kairėn pasukti ir turėtų būti kažkokia kravimo stotelė. Ar man tiks, aš nežinau. Žodžiu, jaučiuos pasaulį nugalėjęs. Radau po kravimo, tai pažiūrėsim ar krauna. O ten prieki žiedas, tai pasirodo žemėlapį naudotis bent biškį moku. Pervažiavau į kitą degalinę, nes ta žodžiu neveikia pakrovėjas. Bet jūs pasižiūrėkit, kokią degalinę aš tokios nesumatęs. Kiek čia lempučių, viskas mirga, marga. Net galvas skauda nuo tiek šviesų. Jaučiu daugiausiai lempučių degalinės, kiek esu matęs. Visur ledai, visur reklamos. Pizdės. Nežinau, kaip per kamerą persiteikė, bet gyvai tai labai ryški degalinė, žiauriai. Nesu net matęs šitos bars tokios įmonės, pirmą kartą matau, nors Rusijoje važinėjau nemažai. Degalinė tokia bedvasė, labai naujoviška, moderni, bet šitą mašiną dar tokios neteko degalinėje matyti. Įdomu, ką reiškia, pusė Fordo ir kažkodėl vengriški numeriai. Nafik vengriški.
Gal kas žino istoriją. Karočią, niekur nevažiuosiu, lieku čia, nes belenkaip lyja, čia dar kalnuose esu. Lyja, tamsu, naktį čia važiuoti neturiu jokio noro. Kol kraunas mašiną, einu ieškau viešbučio. Tik tu tiek, kad lyja. Bet gal kažką atrasiu. Gavau viešbutį net su kambariu. Tesla priparkuota ir tiesiai kambarį įėjimas. Įdomus toks konceptas, nesu tokio matęs dar, kad ten nėra, ten tik tulikas nėra išėjimo. Išėjimas per čia. Žodžiu, einu montuoti video, kurį jūs dabar žiūrit. Ir miegot iki rytojaus. Naują dieną važiuoju iki Petigorsko, 5 kalnai miestas, turėtų būti kažkas aplink 5 kalnus, iki ten 200 kg, pasikraunu mašiną ir tada važiuoju link jau Stalingrado. Žiūrim, kaip čia bus. Jau buvo sustabdę blokpostę mane, patikrino dokumentus, viską tikrino, net ant rengeną nuvedė, daiktus persišvest. Tai gan rimtai patikrino, pirmą kartą taip. Važiuoju pakeliui, pasiėmiau dar du pakeleivius. Važiuojam, žodžiu, dabar gal 40 km parodė, kad tiesiai važiuojam. Jie net rusiškai nešneka, kažkokią ten kalbą, nežinau, kažkur iš Kaukazo šalių. Bet rusiškai nelabai šneka, tai nelabai susišnekėjom, tik pasižiūrėjom ant žemėlapio, kad į tą pusę važiuojam ir viskas. Privažinėjau 5 kalnų miestą, žiūrėkit, matos jau beveik visi 5 kalnai, nežinau, ant kameros matysis. Vienas kalnas, ten va tolumoje antras matos, ten va tolumoje irgi. Trečia viršūnė matos, nežinau, rimtai per kamerą matos, man per vaizdą realybėje visai neblogai matos. Bet įdomi tokia vieta geografinė. O dabar afigenai mato, žiūrėkit, vienas kalnas, antras kalnas, ten va dar 2 kalnai, plečia mane pypsina, lėtai važiuoju. Esmė, va ten dar vienas kalnas kairiai ir ten tolumoje dar 2 kalnai ir matos visi 5 kalnai. Žiauriai įdomi tokia vieta, Petigorskas, 5 kalnai vadinas miestas. Atvažiavau į 5 kalnų miestą, radau kur pasikraut mašiną. Einu pasižvalgyt, kol kraunas. Šiaip tai žiauriai garsiai krauna. Nežinau, žiūrėkit, tai eisiu arčiau. Nu tikrai garsiai, man atrodo labai garsiai. Vaikštau po tą miestelį, sakykime, 3000 km nuo Lietuvos. Bet kaip ir pasakyčiau, kad čia beveik Lietuva. Atrodo, tokiam Lietuvos mikrorajone vaikštau, tokiam miestelį, kaimelį, ar net tam pačiam Vilniui, žodžiu. Viskas principe atrodo taip pat. Sakau, net nepasakytum, kad čia kažkur esu labai toli nuo Lietuvos, o iš tikrųjų nėra labai arti. Pastatai tokie pat, viskas taip pat, klimatas toks pat. Žodžiu, žiauriai man primena Lietuvą. Sustojau, žodžiu, perikūrą, pasižiūrėkit koks vaizdas nerealus. Visur dabar jau keli šimtai kilometrų važiuoju tokią stepės ant stepių, lygumos. Nieko nebėra tokia, primena Lietuvą, tik didesnė biškį. Tolumoj, lygų, kur žiūri ten lygų. Karočią, prikolus, sustojau kaime, nu va tokiam dydis, kaip, nežinau, porą tūkstančių žmonių gyvena, maks. Ir yra pakreimas stotis, sustojau biškį per toli, Tesla dar 20%. Nepasiekia parveis, bet aš nebe užkuriu. Ta prasme, jinai nemato rakto, stovėjau virš valandos. Nu va. Karočią, principė, nematant raktą, čia raktą reikia laikyti, čia padedi, jisai turėtų veikti. Nichuja, čia niekas neveikia, nežinau kas daryti. Kiek procentų lygiai yra? 17%. O mašiną nei pirmin, nei atgal, pakrauti negaliu, bet atrodo, kad numirė raktas tiesiog. Čia ar žinot, ką daryti dabar? Nu, jeigu taip nesikeikiant, tai nu nahui, pasakysiu atvirai. 3 valandą čia stoviu, baigęs sutemt. Nieko negaliu padaryti. Atrodo, mašinas nei užrakinti negaliu nieko nepadaryti. Nu, esmė, kad neturi raktą. Įsivaizduokit, tu sakė, aš nebeturiu mašinas raktą, nors jisai čionais. Jo nematau, čia numirė mobilizeris ar kažkas. Esu pateikęs dokumentus, kad per telefoną padarytų, bet juos daro 4-5 dienas, o pateikiau tik vakar. Taip, ką, yra šansų, kad šitam kaimelį 1000 žmonių gyvens 4 dienas. Elektromobilis šitas toks genialus. Norėjau įjungti vilkimo režimą, kad pastumčiau mašiną, bet jeigu nėra rakto, negaliu įjungti vilkimo režimą, taip. Nu, žodžiu, elektra. Atvažiuos kažkas kitas pasikrauti, sakys pasitrauk, aš negaliu seniai. Aš tiesiog negaliu pasitraukti visiškai. Jinai neklauso, nevažiuoja man. Sėdžiu 6 valandas. Nusprendžiau, kad nieko gudro čia nebus, aplinkui vien žvyrkeliai. Čia yra kavinė, eisiu šitą kavinę, bandysiu kažkur ieškoti, kad mane gal priimtų pernakvoti, jeigu ne, taip mėgosiu mašinai. O, pasisekė. Parašyta hotel. Yra šansų, kad čia dar viešbutis yra kažkoksai. O Tesla neužsirakina net. Užsidaro duris, bet niekas čia neužsirakina, tai reikės palikti mašiną atrakintą. Gal per naktį niekas nenubombins. Nelabai yra kaimt viduj. 6 valandas, jau pusę pirmos tą kartelę minkiau, 6 geras valandas. Kažkaip specifiniu tokiu kampu paėmiau ją. Už biškį palenkiau ir pradėjo veikti. Dabar persiperkau mašiną, dasimužu iki 100% ir dar pavažiuosiu šiandien biškį. Gerai, neslėpsiu, kadangi su Tesla maždaug praleidau kažkur 6-7 valandas bežaisdamas, tai iš tos euforijos, kai jinai pagaliau
Užsikūrė, nebespėjau, pamiršau viską nufilmuoti, tik sėdau ir važiavau. Žodžiu, mintis buvo tokia, kad ta mano kortelė, aš tikriausiai sėdamas ją piniginį biškį įlenkiau ir dabar jinai po šiai dienai veikia tik tai tokiu specifiniu kampu, o kitos kortelės aš neturėjau. Po tų 7 valandų realiai tik ir tada supratau, kad labai specifiniu kampu laikant tą kortelę Tesla užsikurs ir veiks. Tik tą reikėjo suprasti, reikėjo laiko, kaip sakant. O šitą video čia ir užbaigiu. Čia bus pirma dalis, kaip jau važiuoju po Rusiją. Antra dalis bus iš legendinio miesto Volgogrado, kitaip žinoma kaip Stalingrado. Ten irgi pabuvau realiai dieną, aplankiau muziejų, aplankiau dar vieną labai įspūdingą vietą, kuri manau, kad jums patiks. Ir kitą savaitę tikiuosi išeis kitas video. Taip kad laukit antros dalies ir žiūrim.